pristato. Mes dirbame su moderniausia remonto įranga. Suteikėme 3 metų garantiją. Esame vieni didžiausių, bet nebrangiausi. Remartas. Kėbulų remonto sprendimai. Šiandien laidoje. Įnirtingos diskusijos apie automobilio mokestį ir dingę daugiau kaip 500 000 automobilių. Blondinės klausimai ralio čempionui. Kaip patogiau kalbėti telefonu. Gatvių reporteris. Geriausių žiūrovų nufilmuoti vaizdeliai iš kelių ir gatvių. Taip pat saugaus eismo žinios ir kitos naujienos. Laidą pristato. Mes dirbame su moderniausia remonto įranga. Suteikėme 3 metų garantiją. Esame vieni didžiausių, bet nebrangiausi. Remartas. Kėbulų remonto sprendimai. Pastarąsias savaitės pradėjome pratintis prie minties, kad ilgainiui automobilių savininkai mokės dar vieną mokestį už tai, kad turi automobilį. Valdžia planuoja, kad mokesčio dydis priklausys nuo variklio darbo tūrio. Kuo daugiau litrų, tuo daugiau kasmet jie kainuos. Mokesčiai už automobilius yra daugelėje ES šalių. Taigi tik laiko klausimas, kada mokėsime ir mes. Klausimas, kaip ir už ką mokėsime. Valdžios atstovų pasisakymuose girdime, kad reikės mokėti už variklio darbo tūrį. Kuo didesnis variklis, tuo mokėsime daugiau. Tokiu būdu atseit vykdomas socialinis teisingumas. Automobilius su didelio darbo tūrio varikliais perka turtingieji, tad ir mokėti jie gali daugiau. Tačiau toks mokestis neskatina pirkti nei ekologiško, nei naujesnio automobilio, kaip yra beveik visoje ES. O juk tai deklaruoja daugelis mūsų valdžios atstovų. Ta kryptimi eina visa ES. Tikriausiai daugelis norėtų, kad mokesčiai skatintų žmonės važinėti naujesniais, ekologiškesniais ir saugesniais automobiliais. Žiūrėkime objektyviai, be emocijų. Lietuvos automobilių parkas nuo 2000 metų išaugo dvigubai. Mes turime registrę 2 milijonus automobilių, iš jų 77%, beveik 1,8 milijono yra lengvieji keleiviniai automobiliai. Ir tas mūsų parko augimas yra pats didžiausias visoje Europoje. Mes dabar esame pagal automobilių kiekį tenkantį 1000 gyventojų, esame 4. valstybė Europoje. Mes turim daugiau automobilių 1000 gyventojų negu Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija ir taip toliau. Infrastruktūra mūsų yra nepajėgi susitvarkyti su tokiu automobilių kiekiu, tai nevaldomas parkas toliau, mano supratimu, negali egzistuoti. Mes turime beveik 600 000 automobilių, kurie yra vaiduokliai. Net važiuoja į techninės apžiūros daugiau negu 5 metus apie 500 000 automobilių, 150 000 nesidraudžia. Ir klausimas, ar jie važinėja mūsų gatvėse? Ko gero dalis jų važinėja, kaip rodo kai kurie tyrimai. Tai žodžiu, mokestis yra reikalingas. Tai būtų, pirmiausia, jo paskirtis yra reguliuoti transporto parko augimą. O po to visi kiti tikslai. Turim beveik 1/4 žmonių, kurie gauna minimalią algą, tačiau tokių automobilių srautų reiktų turbūt pavydėti kitose valstybėse. Reiškia, dalis lėšų šešėlinių yra naudojama automobiliams įsigyti. Tai manau, kad apskritai automobilių mokestis yra reikalingas ir dėl taršos taip pat, ir dėl ekologijos, ir tai nekenksmingas mokestis ekonomikos augimui. Tai yra ekonomika galėtų... Tai turbūt parodytų tikrosius skaičius, kiek Lietuvoje iš tikrųjų yra automobilių ir panaikintų tos vaiduoklius. Aš manau, kad vaiduoklių daug, tik tai kaip juos panaikinti, tai irgi nežinau. Vis tik, jeigu valdžia planuos įvesti šitą mokestį, jie turėtų užtikrinti, kad mokestis bus surenkamas ir kad dings automobiliai stovintis ir metų metais. Pas mus kieme toks pat vienas stovi. Manau, tam, kad įgyvendinti tą pirmąjį svarbiausią tikslą reguliuoti parką, vis tik turėtų būti tas mokestis susietas su automobilių didžiausia blogybė, kuri kyla iš eksploatuojamo automobilio, tai yra automobilio tarša. Iš 27 ES valstybių tik 4 neturi automobilių mokesčio, pabrėšiu, o iš įvedusių mokesčius 19 naudoja anglies
dioksido parametrą arba vieną, arba integruotą kartu su kuo nors, sakykime, automobilio kubatūra, arba automobilio amžium, arba automobilio svorį, kažką tai panašaus. Manau, kad ir mes neturėtumėm labai toli pabėgti nuo esamos praktikos. Bet iš kitos pusės vėlgi valstybė galėtų įvesdama mokesčius senesniem automobiliam, taršiem, skatinti, padėti įsigyti naujus automobilius. Aš manau, visuomenė nuo to tik išloštų. Negalima vien tik vėlgi apmokestinti ir galbūt iš kitos pusės turėtų būti kažkokios paskatos. Tai viena. Antra, kaip minėjau, žmonės tikrai nesipiktintų turbūt, jeigu tie pinigai iš tikrųjų patektų kelių kokybės gerinimui, infrastruktūros gerinimui, eismo organizavimo gerinimui ir taip toliau. Tai automobilis pagamintas 2003 metais teršia 200 kartų daugiau negu automobilis pagamintas praeitais metais. Yra skirtumas? Manau, kad yra. Kubatūra automobilio to neparodo. Ir visi kiti ten galingumo parametrai ir kiti taip pat šito neparodo. Tai tada, ko mes siekiame? Tiesiog gauti pinigų ir neaišku, kaip juos panaudoti valstybės biudžete, įvairių čia yra versijų. Ar vis tik paskatinti žmonės mąstyti ir galvoti apie tai, su kokiais automobiliais jie važiuoja. Saugiais, netaršiais, ekologiškais, ar jie ir toliau važinės senukais, teršiančiais ir nesaugiais automobiliais. Finansų ekspertams, kurie nori padaryti tokį mokestį, turbūt yra paprasčiausia apmokestinti pagal variklio darbo turį, juk tas duomuo yra parašytas kiekvieno automobilio techninėme pase. Tuo tarpu CO, ar galima gauti tos duomenys, ar galima nustatyti duomenys tiesiog 18 metų Audi ar ten 15 metų Toyota? Na, pirmiausia, galbūt skaičių keletą reikėtų pasakyti. Mes turime beveik 40% automobilių savo parke, kurie neturi euro standarto. Tai yra, jie buvo pagaminti iki euro standartų įvedimo, bet visi kiti automobiliai turi tos euro standartus. Ir tas euro standartas yra fiksuotas automobilio dokumentuose, kuriuos registruoja mūsų įstaiga valstybinė regitra. Tai susižinoti kiekvieno automobilio, kuris yra registruotas registre, ir kurio dokumentacijoje yra pagrindiniai jo duomenys techniniai, nėra labai sunku. Manau, kad čia mes truputėlį savo tokių nereikalingų baimių arba baubų sukūrėme. Taigi belieka tikėtis, kad valdžia vis tik supras, jog mokesčiai turi reguliuoti automobilių parką ir ilgainiui Lietuvoje mažės senų, nesaugių, aplinką teršiančių mašinų. Kad jis susimastys, jog netrukus vėl bus priversti keisti automobilių mokesčių sistemą, o tai ir vėl kainuos nemažai pinigų, kuriuos ir vėl reiks iš kažkur gauti ar atimti. Tikėkimės ne iš tų pačių pensininkų, dėl kurių pinigėlių, kaip deklaruoja ir to valdžia neslepia, dabar bandome įvesti automobilių mokestį. Jeigu mokestis automobiliams bus patvirtintas, tai palies ir senovinius automobilius. Ar manote teisinga, jog reikės mokėti už automobilį, kuris ištisus metus stovi, o važiuoja turbūt tik vieną kitą kartą per metus? Manau, kad tai tikrai nėra teisinga ir daugelį Europos šalių senoviniai automobiliai arba istoriniai, kaip mes juos įpratę vadinti, ir priskiriami tam tikroms išimtims. Tai manau, kad ir Lietuvoje turi būti lygiai tokia pati tvarka. Daugumoje atveju istoriniai automobiliai, tai yra senesni negu 30 metų, yra atleidžiami būtent nuo automobilio mokesčio kaip po tokio. Maža to, jiem yra pritaikomos dar įvairios papildomos lengvatos, kaip pavyzdžiui draudimas pigesnis, kelių mokestis nemokamas, jeigu yra, arba kas dabar populiaru pastaruoju metu, ypač Vokietijoje, kad istoriniai automobiliai, pavyzdžiui, atleidžiami nuo parkavimosi mokesčio senamiestyje, nes skaitoma, kad jie puošia miestus, jie puošia gatves. Mano žiniomis, pernai metais, paanalizavus regitros duomenų bazę, matosi, kad senesnių nei 1980 metais pagamintų automobilių sąraše yra maždaug 3000 vienetų. Žodžiu, valstybė labai daug neprarastų. Valstybė tikrai daug neprarastų, kaip minėjau, senoviniai automobiliai, jie
Jie atlieka tam tikras kitas funkcijas, tai yra technikos paveldo išsaugojimas, tai yra jaunimo supažindinimas su istorija ir taip toliau. Na, galų gale, kaip ir minėjau, jie puošia gatves. Blondinės klausimai ralio čempionui – tai laidos rubrika, kurioje apie rimtus dalykus kalbėsime lengvai ir net su humoru. Linksmoji pusė – vietoje nenustykstanti Rimantė, kurios galvoje kirba įvairiausi klausimai. O rimtoji pusė – Lietuvos ralio čempionas Vytautas Švedas, bandysiantis argumentuotai atsakyti į valiūkiškus, tačiau nebe pagrindu užduodamus Rimantės klausimus. Tikimės, jūs sugebėsite atsijoti pelus nuo grūdų ir pasimokyti iš šių linksmų pokalbių. Praėjusiuose laidose Rimantė mokėsi važiuoti posūkyje, domėjosi, kaip intensyviame eisme reikia lenkti automobilį ir išsiaiškino, kad stabdant automobilį, kuriame yra stabdžių ABS sistema, jį galima ir vairuoti. Pažiūrėkime, kas dar sukasi ant Rimantės liežuvio galo. Štai mobilusis telefonas ir kaip yra taisyklingiausia su juo kalbėti. Ar šitaip, nes važiuok, visai normaliai galiu ir taip 9 ir 3. Ir dar vėliau. Tu nori powerą? Nu, tai gerai, viskas vyksta. Vyksta, taip. Nu, ir va, puikiai, va. Ir puikiai kalbi. Puikiai kalbu, sakau, va, esu dabar kačerginiai. Pasiruošusi 150 litų, turbūt baudai. Turiu 150 litų, nes turiu pasiturinti vyrą šalia. Pasiturintis vyras jau nusibodo jam mokėti tuos kvitus ateinančius iš policijos. Bet jis tiek mane labai myli. Ir jis jau dabar pats policijai pranešė, kad didintų baudas, nebeišsikenčia. Tada pasidarom selfie. Ir kas atsitinka? Nu va, atsitinka bėda, atsitinka kažkodėl kažkas. Netyčia vyras sako, ne, aš daugiau nemokėsiu, tu susinervuoji, kartu su visų telefonu patempi vairą. Automobilį pradeda mėtyti ir tu vėl lauki laukia ir tikrini draugus. Kas yra geras, kas yra blogas, kas atvažiuoja padėti ir ištemti iš griovio, kas ne. Tai čia yra pliusas, bet jisai tikrai gerokai mažesnis, negu kad važiuoti normaliai, atsistojus kažkur tai saugioje vietoje pakalbėti, įsidėti į tašę. Tašę, jeigu trikdo ir jeigu norisi ją paimti, galima perkelti į bagažinę skyrių, tada tikrai nesinorės ir nepradėsi galvoti, kaip išsitraukti tašę iš bagažinės ir tenais gulinti į telefoną. Tad, vat yra geras būdas. Iš tikrųjų, čia man taip spontaniškai gavosi. Visi, kas nori kalbėti telefonu ir kas nori ieškoti tašį telefono, kad įsitraukti jo pakalbėti ir pasižiūrėti, kiek laiko turi jų nuotraukos, pasidėkite krepšius į bagažinę. Tada dings noras. Aš tiesą pasakius būtinai sustoti tam, kad įsitraukti ir viską pasidaryti. Čia atsidaro bagažinė. Aš esu kažkada kamštyje atsisegus ir nuropojus iki galo ir atsidarius įsitraukčiau obuolių. Bet stovint. Ne, nu kamštėje stovėjau. Stovint. Nu tai stovint. Stovint galiu ropoti bagažinę. Čia kelių eismo taisyklė šito netraukti. Reikės turbūt įtraukti dar vieną punktą. Pakonsultuoti, parekomenduoti susisiekimo ministerijai, kad įtrauktų. Kad susisiektų bagažinę galit stovėti. Bauda 35 litai už ropojimą ir paimti obuolių arba kitų vaisių. Taip, aš manau, kad čia labai buvo kilnus tikslas. Dar po to, aišku, reikėtų išskirti obuoliai lenkiški ar lietuviški. Lietuviški. Už lenkiškus obuolius 55 litai, už lietuviškus 35 litai būtų. Priminsime, kad draudžiama važiuojant automobiliu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jos yra laikomos rankomis. Už šį kelių eismo taisyklių pažeidimą numatyta bauda nuo 100 iki 300 litų.
Pastaruoju metu visuomenėje daugiau diskutuojant apie galimą automobilių mokestį, valstybės įmonėje Regitra dažniau teiraujamasi, ar šiemet numatomi transporto priemonių registravimo tvarkos pakeitimai. Regitra primena, kad nuo 2014 metų Liepos 1 dienos įsigalios naujos saugaus eismo automobilių keliais įstatymų nuostatos, kuriomis įteisinamas automatinis transporto priemonių ar priekabų išregistravimas iš kelių transporto priemonių registro bei galimybė transporto priemonės valdytojui pačiam sustabdyti transporto priemonės registraciją. Įstatymo reikalavimų netitinkančių transporto priemonių ar priekabų pirmiausia bus sustabdomas leidimas dalyvauti eisme. Tai bus taikoma, jei bus neatlikta privalomoji techninė apžiūra arba dėl patirtos avarijos bus panaikintas šios apžiūros dokumentų galiojimas. Leidimas dalyvauti eisme taip pat bus sustabdomas, jei transporto priemonė ar priekaba bus neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu, taip pat jei bus nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemonė ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai. Įstatyme reikalaujama, kad priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas dalyvauti eisme, turi būti pašalintos per 90 dienų. Jei per šį laikotarpį jos bus nepašalintos, leidimas dalyvauti viešajame eisme bus panaikintas, o transporto priemonė bus išregistruojama. Valstybinio registracijos numerio ženklai bus pripažinti negaliojančiais ir juos reikės grąžinti regitrai. Jei transporto priemonė gana ilgai nesinaudojama, pavyzdžiui, žiemą nevažinėjama mopedu, motociklu, jos valdytojas galės pats sustabdyti registraciją. Ilgiausias laikotarpis, kuriam įstatymas leidžia sustabdyti registraciją, 1 metai. Nuo 2014 metų Liepos 1 dienos sustabdyti registraciją bus galima Regitros padalinyje arba elektroniniu būdu prisijungus prie Regitros elektroninių paslaugų portalo. Pasaulyje daugėjant gyventojų ir plečiantis miestams, sparčiai keičiasi transporto naudojimo įpročiai. Vis didesnio automobilių pramonės dėmesio sulaukia technologijos, leidžiančios automobiliams judėti automatiškai, taip pat auga dėmesys alternatyviam kurui. Šias tendencijas atskleidė pasaulinio audito, mokesčių ir konsultacijų įmonių tinklo KPMG atliktas kasmetinis tyrimas. Jo rezultatai atskleidė, kad augančios išlaidos degalams ir vis didesnis visuomenės susirūpinimas aplinkos apsauga skatina automobilių gamintojus orientuotis į alternatyvių kurų, elektra, vandeniliu varomų transporto priemonių plėtrą. Be to pastebima, kad išskirtinai sparčiai auga susidomėjimas vandeniliu varomomis transporto priemonėmis. Net 69% apklausos dalyvių paminėjo, kad tai bus svarbiausia ateinančių metų technologija. Tyrime pabrėžiama, kad pirkėjai ir toliau labiausiai vertina degalus taupančias transporto priemonės. 92% pirkėjų tai yra pagrindinis apsisprendimo kriterijus. Kita svarbi sąlyga yra automobilio saugumas. Ją nurodė 79% apklaustųjų. Lietuvoje diskutuojama, ar reikia vaizdo registratoriams taikyti specialius reikalavimus. Lietuvos žinios rašo, kad pavyzdžiui ES priklausančioje Austrijoje vaizdo registratoriaus naudojimas atsirūktų 10 000 eurų bauda, o kai kur taikomi apribojimai, draudžiantys jų įrašus naudoti kitiems tikslams išskyrus eismo taisyklių pažeidimų ar avarijų aplinkybių tyrimą. Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos surinktame susitikime su Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Visuomenės saugumo skyriaus ir policijos departamento atstovais nutarta kol kas vaizdo registratorių naudojimo nereglamentuoti papildomai arba kitaip nei bet kokios kitos vaizdo fiksavimo įrangos. Pagal dabar galiojančią tvarką fiksuojantiems vaizdus eismo registratoriumi galioja tos pačios taisyklės kaip ir fotoaparatu ar filmavimo kamera viešoje vietoje fotografuojantiems ir filmuojantiems asmenims. Paskelbta, kokie modeliai pateko į konkurso Pasaulio metų automobilis 2014 finalą. Dėl garbingo trofėjaus toliau varžosi šie modeliai: Audi A3, BMW 4 serija, BMW i3, Cadillac CTS, Citroen C4 Picasso, Ford Fusion arba Mondeo, Infiniti Q50, Jeep Cherokee, Lexus IS, Mazda 3, Peugeot 308 ir Škoda Octavia. Iš šių 12 finalininkų komisijos nariai atrinks 3 geriausius ir juos paskelbs Ženevos automobilių parodoje kovo mėnesį. Nugalėtojas paaiškės balandžio mėnesį Niujorko automobilių parodoje. Į saugumą kelyje numojantys vairuotojai jau greitai turės susirūpinti.
Aiškėja, kaip norima didinti baudas už važinėjimą nudilusiomis padangomis. Remiantis Susisiekimo ministerijos parengtų įstatymo projektu, bus siekiama papildyti administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnį taip, kad pagal jį būtų galima bausti automobilių vairuotojus, kurių padangos netitinka kelių eismo taisyklių reikalavimų. Pagal šį straipsnį už kelių eismo taisyklės pažeidimus gresia bauda nuo 100 iki 150 litų. Pagal dabar galiojančią tvarką už netinkamų padangų naudojimą policija gali skirti iki 40 litų baudą. Už pavojaus kėlimą eismui taip pat baudžiami tie, kurie žiemą važinėja vasarinėmis padangomis. Nissan pristatė neįtikėtino efektyvumo variklį, kuris kartu su elektros motoru Le Mano 24 valandų lenktynėse varys ZEOD RC bolidą. Naujas 3 cilindrų benzininis variklis su turbina ypatingas tuo, kad būdamas 1,5 litro darbo tūrio pasiekia net 400 arklių galių ir 380 Nm sukimo momentą, negana to, motoras sveria vos 40 kg. Variklio dydis prilygsta rankinio bagažo tipo lagaminui – 50 cm aukščio, 40 cm ilgio ir 20 cm pločio. Lenktynėse jis veiks kartu su elektros motoru, kurio duomenys dar nėra paskelbti. Tačiau Nissan inžinierių tikslas aiškus – lenktyninis ZEOD RC bolidas pilna 13,7 km ilgio Le Mano trasos ratą lenktyniniu režimu privalės įveikti naudojant vien elektros energiją. Laidą pristato. Mes dirbame su moderniausia remonto įranga. Suteikėme 3 metų garantiją. Esame vieni didžiausių, bet ne brangiausi. Remartas. Kėbulų remonto sprendimai. Na ir laidos pabaigoje rubrika Gatvių reporteris, kurioje žiūrovų nufilmuoti vaizdai. Andrėjus užfiksavo kadrus, kuriuos pavadino Kas pirmas. 2 nekantrus vairuotojai pravažiavo stop liniją, nesulaukę žalio šviesoforo signalo, o jų veiksmų paskatintas neiškentė nepajudėjęs ir 3. Dar vienas nekantrus vairuotojas niekaip negali sulaukti žalio šviesoforo signalo. Na ir dar vienas. O gal, kai rodai kairį posūkį, važiuoti tiesiai galima ir degant raudonai? Andrius mums rašo. Audi automobilis vežantis picas sugalvojo žiedą važiuoti pirmą juostą ir trukdė kitiems išvažiuoti. Dar vienas picų automobilis. Šį vaizdelį autorius pavadino Picų berniukas, iš kurio nepirksiu picų. Arba 2 pavojingi lenkimai. Jis rašo, nors nesijaučia atstumo vaizdelėje, bet realiai situacija buvo labai pavojinga. Na ir dar vienas to paties autoriaus siužetas, kurį jis pavadino Nemesk kelio dėl takelio. Šioje vietoje kareivių Verkių sankryžoje Vilniuje apsisukimas yra draudžiamas, rašo Andželika. Tačiau dažnai matau, kai vairuotojai nekreipia dėmesio į šį ženklą. Bet tokio manevro nesitikėjau. Nustebo ir kito automobilio vairuotojas, kuris greitimoje juostoje važiavo tiesiai. Susidūrimo išvengiau tik todėl, kad važiavau nedideliu greičiu ir neprilipau prie to automobilio. O štai dar vienas apsisukimas. Šį kartą per ištisinės linijas ir paskui be posūkio signalo skersai visą gatvę. Autoriaus prierašas toks. Moteriams viskas galima. Kiek čia linijų bebūtų, man vištelį juk nerūpi, sueiliavo jis. O čia jau vyriškas kelių gaidelis su Opeliu, rašo Vidas. Nemato kelio ženklų, nerodo posūkio signalo ir provokuoja avarinę situaciją, priversdamas mane stabdyti. Na, o neseniai atidarydami Vilniaus aplinkelyje, vairuotojai važiuoja taip, kaip jiems patogiau. Tikras chaosas, stebisi Vitalijus. Darius mums atsiuntė vaizdelį, kaip kelių eismo taisyklių nesilaiko maršrutinio autobuso vairuotojas ir vargdamas bei kalbėdamas telefonu suka vairą viena ranka. Na, o apie Kauno maršrutinius mikroautobusus ir jų vairuotojus jau seniai legendos sklando. Štai kaip Kaune vadinamas mikriukas lenkia troleibusą.
Donatas mums rašo: už manęs važiavo lengvoji mašina ir sunkvežimis. Laimė, kad vilkiko vairuotojas buvo atidus, nes kitu atveju būtų sutraiškęs mus visus. Nesuprantu, kodėl BMW vairuotojai tokie. Juk už 50 metrų jis apsisukti galėjo nepažeisdamas kelių eismo taisyklių ir saugiai. O gal todėl, kad štai taip jie mokomi. Juk mokamasis automobilis su būsimu vairuotoju į sankryžą įvažiavo jau degant geltonam šviesoforo signalui. Kas būna važiuojant degant geltonam signalui, nufilmavo Vytauto kamera. Autorius rašo: siunčiu jums kraupoką vaizdelį. Avarija įvyko Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryžoje Vilniuje. Mano manimu, kaltas raudonojo Opel vairuotojas, nes jis įvažiavo į sankryžą degant geltonam šviesoforo signalui. O Chrysleris įvažiavo dar degant žaliam ir turėjo baigti manevrą. Ar aš neteisus? Pažiūrėkime dar kartą. Matyt, autorius teisus. Skubame per greitai. Mindaugas nufilmavo taip pat eismo įvykį. Tiesa, šis matyt įvyko ne dėl lengvojo, o dėl skubančio ir išsiblaškiusio siuntų tarnybos mikroautobuso vairuotojo. O šiame vaizdelėje avarinė situacija, kurią sukėlė priešpriešai važiuojantis vairuotojas. Man patinka staigmenos, rašo Dovydas, bet tokios tikrai ne. Na, o dabar apie vairuotojų kultūrą ir nepagarbą tiek kelių eismo taisyklėms, tiek kitiems vairuotojams. Noriu pasidalinti vieną vaizdo registratoriumi filmuotą medžiagą, rašo Karolis. Automobilio Volvo vairuotojas be posūkio signalo staigiai užlindo prieš mane, vos spėjau sureaguoti. Atsakydamas į mano garsinį signalą, parodė nepadorų gestą. Viską matysite vaizdo medžiagoje. Tikriausiai jo draugai jį pažins ir sugėdys. Dar vienas pjūvis į veidą tiems, kurie laukia eilėje. Aplenkė koloną ir iš juostos skirtos sukti į kairę nuvažiavo tiesiai. Ir dar nepagarbos kitiems demonstravimas. Šioje vietoje tik po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi, o BMW pavojingai lenkia koloną. Pavojinga, nes nemato šio vaiko, kuris jau užsidegus draudžiamam šviesoforo signalui bėga per gatvę. Blogų pavyzdžių paseka ir Dodge vairuotojas. Dar vienas blogas pėsčiojo elgesio pavyzdys. Iš autobusiuko neleistinoje vietoje. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai, rašo autorius Karolis. Ir dar vienas panašus vaizdelis. Ir dar, tamsoje, stebint šios kadrus pranešime, kad šiemet 2/3 žuvusiųjų keliuose yra pėstieji. Verta susimastyti. Kartais pėstieji laiko save antžmogiais, kuriems nebaisus automobiliai, elgiasi tiesiog kaip supermenai. Tikriausiai ne vienas vairuotojas galėtų pasakyti, matęs tokius vaizdus, kaip pėsčiasis žengia į gatvę net nepakėlęs akių ir nepasukęs galvos link atvažiuojančio automobilio, kad apsidairytų. Priminsime, kad tai kelių eismo taisyklių pažeidimas, nes pėsčiasis net ir perėjoje visų pirma turi įsitikinti, kad saugu ir savo veiksmais nesukels kitiems rūpesčių. Apie tai dėja pėstieji neretai pamiršta. Štai dar vienas pavyzdys. Šiauliai. Šąla, lyja ir sninga, rašo Audrius. Ir staiga į kelią išbėga briedžiukai. Padangos cypia, nors pėsčiųjų perėjos čia lyg ir nėra. Na, o Andrius atsiuntė visai kitokį vaizdelį. Jis rašo, šis įvykis nutiko Kaune. Važiuodamas prieš perėją ir matydamas einant link perėjo žmonės sudvejojau, stabdyti ar ne. Nusprendžiau stabdyti ir tas stabdymas buvo labai staigus. Iš paskos važiavęs autobusiukas, kurio nepastebėjau, nes jis persirkiavo į mano juostą prieš pat perėją, nespėjo sustoti ir, kad išvengtų avarijos, užvažiavo ant šaligatvio, atsitrenkė į pėsčiųjų perėjo ženklą, o šis linkdamas sužalojo vaikino galvą. Nors aš oficialiai nesu kaltas, tačiau jei būčiau pastebėjęs, kad autobusiukas jau važiuoja paskui mane, galbūt būčiau nestabdęs ir šio incidento nebūtų įvykę. Aišku, jeigu pėstieji nebūtų įžengę į perėją. Na ir dar pėstieji. Deja, būna, kad senyvo amžiaus žmonės nesiorientuoja eisme ir žengia į gatvę. Nors ir perėjoje, bet degant raudonam šviesoforo signalui. Džentelmenas kadrų autorius Andžėjus nepasimetė. Ne tik laiku sustojo, bet ir padėjo senutei pereiti gatvę. Štai puikus pavyzdys kelių ereliams ir kitiems. Priminame, kad geriausių vaizdelių autorių ir vėl laukia bendrovės Altas prizai. Įdomiausios nufilmuotos situacijos autorius bus apdovanotas HP Full HD vaizdo registratoriumi. 2 vietos laimėtojos universalia laisvų rankų įrangos sistema, 3 vietos prizininkas gaus dovanų muzikos garsiakalbių komplektą. Na, o pabaigai parodysime kelis linksmus vaizdelius. Kaip manote, kodėl šis automobilis taip stovi? Autorius juokauja. Palikdamas mašiną, matyt, vairuotojas kažką neteisingai padarė, nes automobilyje žmonių nebuvo.
Dar vienas juokingas, jei nebūtų graudus vaizdelis. Jeigu vietos manevrui per mažai, jos galima pasidaryti ir tokiu būdu.